procesas. Tikrųjų, žinau, kad kaip ir kiekvienoje sporto šakoje, aš nežinau, ar aš tai galiu sakyti, ten fulė, kašės ir taip toliau, mes turime daug labai barbarizmų. Ar šioje sporto šakoje mes taipogi turime? Aišku, tikrai turime, nes kaip jau minėjau, biliardas vystėsi įvairiose pasaulio šalyse. Ir iš įvairių pasaulio šalių atėjo šitie, sakykime, žargonai ir visokie pavadinimai. Kadangi buvome mes Lietuva ilgą laiką Sovietų Sąjungos sudėtyje, tai gal daugiau tai ir rusicizmų tokių atėję yra. Bet keletą tokių galiu paminėti. Tai yra, mes tai vadiname ne kišenę, bet tai vadiname lūzą. Lūzą. Pavyzdžiui. Nuo kokio čia žodžio būtų? Rusiškai turbūt irgi lūza yra, net nežinau. Jeigu žiūrėti, kartais sako ne kamuolys, bet šaras, nuo šar rusiškai, yra toksai dalykas kaip tiltelis, kurį pasidėjus galima būtų patogiau pasiekti kamuolį, kurio mes nepasiekėme. Tai yra, jeigu mums sunku yra mušti, barbarizmų tai vadinama tioščia. Nežinau kodėl, bet taip yra. Gal dabar, sakykime, daugiau neprisimenu, net neįsivaizduoju, ką pasakyti, bet žaidimo metu visą laiką išlenda tie pasakymai, kuriuos ne visi supranta, ypač užsieniečiai. Aš esu labai daug mačiusi triukų. Tai yra, kaip žmonės iš 3 kartų gali sumušti visus kamuoliukus į ložę? Lūzą. Į lūzas. Ar jūs mokate kažką panašaus? Visi triukai tai yra, aišku, visuomeniai tai yra gražu, tai yra žiūrovams tikrai gražu, bet iš tikrųjų tai yra sukombinuota, tai yra pastatyta situacija ant stalo, kuriai reikia ilgą laiką pasiruošti, reikia daug laiko Tai visgi viskas yra ne taip, kaip mes žiūrovai matome savo akimis, jie viskas susistato ir viskas tenais yra sustatoma, yra viskas jau apskaičiuota, viskas apgalvota. Bet aš minėjau pradžioje pačiai, kad biliardo žaidimas yra pataikyti kamuoliuką, tai yra tik tai 2 procentai. Toliau prasideda psichologija ir taip toliau, ir ne vien tik tai psichologija. Tai yra pataikyti kamuoliuką svetimą į kišenę yra nesudėtinga. Yra sudėtingiau valdyti baltą kamuolį, kad jis atsistotų tam tikroje vietoje, kur tu nori. Ant stalo, kad būtų patogu tęsti žaidimą ir atlikti kitą smūgį. Aš gal dabar labai greitai parodysiu 3 smūgius ir jūs suprasite, kuo jie skiriasi. Aš visą laiką statysiu kamuoliuką šitoje vietoje, baltą irgi šitoje vietoje. Visą laiką svetimas kamuolys įkris į tą kišenę. O kas atsitiks su baltu, mes pamatysime visais 3 kartais kitaip. Tai yra smūgis pirmas. Mes mušame, baltas kamuolys sustojo vietoje. Taip? Dabar antras smūgis, vėl taip pat. Neužmirškime patepti kreidutę. Vėl mes mušame. Kamuoliukai kažkaip sukrito vienas į čia. Ir trečias smūgis. Vėl mes pastatome kamuoliuką. Ir abu kamuoliai čia. Taip, kad matome, kad galima baltą kamuolį pastatyti bet kurioje stalo vietoje, kurioje nori. Priklauso nuo tavo meistriškumo, kaip tu supranti šitą žaidimą ir kaip tu gali jį žaisti. Toliau. Na, jeigu dar apie triukus, jeigu nori, gali ir tu pabandyti. Aš pastatysiu situaciją ir pamatysi, kad tai nėra labai sudėtinga. Pirma? Reikia statyti tiesiai. Taip, tiesiai ir stumk tiesiai. Ar stumti ar mušti? Stumk, kamuoliukas atšoks pats nuo antgalio. Stumk ir tiesiai į 7 kamuolį į rudą. Ir pamatysi, kaip 2 kamuoliukai. Labai šauniai vienu smūgiu gali net 2 kamuolius įmušti, taip kad jokių problemų nėra. O dabar duosiu aš dar vieną, gerai? Triuką. Na ką, matome situaciją. Matome labai paprastą situaciją. Tai yra, stovi 3 kamuoliukai, vienas kažkodėl tai netyčia užšoko ten 7 kamuolys. Mes matome 7 numerių pažymėtas kamuolys. Ar galėtum pati pramušti baltų kamuolių
į tą pusę, kad jis nepalietęs jokio kito kamulio pataikytų iš pradžių į 7 kamuliuką. Bet yra ta užduotis, atsistoja tokia situacija ant stalo. Ir reikia pabandyti pataikyti iš karto į 7 kamuolį. Ar gali Gal tai kažkaip padaryti? užkelti tada reikėtų? Nu, kilnau tikrai nieko nereikia. Kaip pačiai atrodo? Ar tai sunku? Nežinau, bet per vidurį vis tiek paliesim. Gal aš tada, jeigu tau sunku, galiu aš parodyti, gerai? Bet padėk 5 litus ant stalo. Jeigu aš pataikysiu... Vėl iš pinigų žaidžiat, oi. Iš alaus bokalo, nes kiek jisai kainuoja bare. Gerai? Jeigu aš pataikau iš karto, aš laimiu. Jeigu nepataikau, tai tu laimi tos. Gerai? Bet man alaus bokalo nereikia, žinai. Tai tada iš ko? Iš kavos? Ar iš 2 pritupimų, gerai? Nu gerai, iš pritupimų. Iš 2 pritupimų. Gerai, aš mušu baltą kamuolį į tą pusę ir jisai nelies kitų kamuoliukų. Į kurią pusę mušat? Aš į tą pusę mušu, į tuos kamuolius. Jisai nelies dryžuotų kamuoliuko, iš karto palies rudą kamuolį, kuris pažymėtas 7 numeriu. Jums kaip ekspertui tada jau 5 bus pritupimai, jeigu nepataikysit. Pabandykim. Pasirodo, viskas yra labai paprasta. Kalbant apie tą triuką su 3 kamuoliais, iš tikrųjų galvojau, kad bus kažkas kitokio. Tikrai nepagalvojau apie rankos mušimą į stalą, galvojau, tai bus galbūt kažkoks kitas pašalinis kamuoliukas, iš kurio mušime, ar, nežinau, pačio balto kamuoliuko pakelimas į orą. Tai buvo mano pačios pagrindinės mintis, kurios tuo metu sukosi mano galvoje. Kad būtent tas ranka, tai tikrai apie tai nepagalvojau. Bet įsivaizduokime, kad stovi tokia situacija. Tai yra, vat, tiesiai kamuoliukai abudu, jeigu tiesiai, jie neina į šitą kišenę, ne? Ir dabar irgi taip pat 3 padarysiu, netgi 2 padarysiu smūgius, kad būtų paprasčiau. Sakykime, kad vienas kamuolys stovi čia ir man reikės sekančių smūgių mušti šitą. O kitas kamuolys stovi čia ir man reikia mušti sekančių smūgių šitą kamuolį. Tai reiškia, vienu smūgiu aš tą darau čia. Ir man esantis šitas kamuoliukas yra jau paprastai mušti, teisingai? Mes šitą mokėmės, kad yra nesudėtinga yra. Sekantis smūgis yra toksai, kaip aš sakiau. Jisai sūkio pagalba važiuoja į kitą pusę. Tai va, čia yra valdymas kamuolio, kaip vadinamas. Jeigu vakar į biliardą žiūrėjau vienomis akimis, kaip į kažkiek nežinomą ir sudėtingą žaidimą, tai šiandieną aš jį žiūriu šiek tiek lengviau. Tai yra labiau priimtinesnė, labiau įdomesnė ir gal net protingesnė.